Sveiki visi! Šiandien mes turim Liepos 13 dieną. Ir kokia yra ypatinga Liepos 13 diena? Tuo, kad šiandien Gyvenk sveikiau su manimi švenčia savo viso mėnesio gimtadienį. Ne? Paskutinį kartą, kai žiūrėjau, tai mūsų jau buvo 2650 keli žmonės. Iš tikrųjų tai labai džiugina. Ir šiandien dabar kaip yra ir pietauk su manimi metas, bet aš nusprendžiau šiek tiek pakalbėti apie kitus dalykus. Tai apie ką norėjau pakalbėti, tai yra vis pirma laikas. Aš pagalvoju, kad jūsų yra tiek daug, aš esu viena. Neteisybė iš tikrųjų. Bet pats brangiausias turtas, kurį mes turime savo gyvenime, tai bet kokiu atveju yra laikas. Aš dovanoju laiką jum, jūs dovanojat laiką man. Jūs žiūrit mano video, stebit, rašot, klausėt, ne? Lygiai taip pat aš atiduodu jums save. Ne? Ir iš tikrųjų tą labai vertinu ir esu labai dėkinga, ypatingai tiems, kurie labai aktyviai dalyvauja mano puslapį, kurie daug klausinėja, su kuriais netgi kartu siekiam bendrų tikslų. Tai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų jūsų daugės. Tik tai aišku, aš norėčiau, kad šitam puslapį būtų tie žmonės, kuriems tai yra aktualu, kuriems įdomu, nes visgi ne kiekybė, o kokybė yra visas reikalas ir kad, žinot, kad ten bus 10 000 laikų, o iš jų aš esu įdomi kokiems ten 2000. Tai vien tų klikų iš tikrųjų tikrai nereikia, todėl tikiuosi, kad visi, kurie esat su manim, esat iš tos pačios idėjos, ar norite kažką pakeisti savo gyvenimą, galbūt jau pakeitėt ir ieškot motyvacijos. Labai ačiū už jūsų visų laiškus, jie tikrai verčia mane džiaugtis, jie sukelia man geras emocijas. Su tais, kurie turi problemų, pergyvenu kartu su jumis, bet tikiuosi viskas bus gerai, viskas tvarkysim. Ir ką norėjau dar pasakyti, tai šiandien iš tikrųjų labai daug mąsčiau nuo pačio ryto apie tai, kad dažnai mes esam, atsiprašau, man sunku šiandien iš tikrųjų kažkaip dėlioti mintis, bet labai dažnai gaunu tokių kaip žinučių, kad Silvija, padėk man, noriu kažką keisti, bet niekaip negaliu pradėti, niekaip negaliu nuo ko pradėti visą tai, ne? Tai ne tik susijęs su sveika gyvensena, nemanau, kad iš viso sveikai gyventi reikėtų tiems, kurie turi antsvorio ar ten dar kažko. Tai aktualu lygiai taip pat ir lieknam žmogui, nes labai yra, manau, svarbu, ką tu dedi į burną. Tai dažnai žmonės ir būna įstrigę į kažkokius tai savo pačių sukurtus spąstus. Vieni niekaip negali pradėti mesti svorio, kiti niekaip negali, kiti tai yra paskendę savo kažkokioj tai darbovietėj. Jie yra nelaimingi. Ta prasme, to laimės hormono pas žmonės nėra daug, jie yra įstrigę į tą monotoniją. Jie nepasitikė savim, kažkokia tai yra baimė, kažkokia baimė klysti. Ir lygiai taip pat grįžkim prie laiko, kad vienintelis dalykas, tai ką mes turim, tai yra laikas. Aš visą laiką buvau iš tų, kurie, aš galėdavau tiesiog atsistoti ir parašyti pareiškimą ir išeiti iš darbo. Man tai niekada nebuvo problema. Aišku, čia, žinot, vieni yra įsipareigoję, negali galbūt ten imti ir lengvabūdiškai elgtis, bet jeigu tu esi nelaimingas ir tave gyvenime kažkokie tai dalykai verčia taip jaustis, tai tu privalai kažką keisti, privalai ieškoti išeičių. Reikia nebijoti, nes žmonės tie, kurie kažką pasiekė tai dėl ko? Dėl to, kad kažkada kažką pradėjo keisti. Negalvokit, kad jūs viską darysite taip pat ir kažkas pasikeis. Jūs tapsite laimingesni, jūs numesit svorio, jūs ten dar kažką. Viskas priklauso tik tai nuo jūsų pačių. Jūs patys kuriate savo gyvenimą. Ir ką norėjau pasakyti, kad aš kai atsikarčiau daug svorio, aš tikrųjų niekada man nestigo ten to pasitikėjimo savim ir visa kita, bet kai aš pakeičiau savo gyvenimo būdą, aš vadinau tai, kad aš pakeičiau save ne tik išoriškai, kad aš pakeičiau save iš vidaus. Ir kai aš pakeičiau save iš vidaus, tai mano gyvenimas pasikeitė ne tik tai, ta prasme, fiziškai, ne, kad aš geriau jaučiuosi, apskritai pasikeitė mano
asmeninis gyvenimas, mano darbas, mano veikla. Aš pradėjau labai iš tikrųjų daug dalykų užsiminėti. Labai viskas tapo žymiai paprasčiau ir ta prasme, ir aš žinau tą situaciją, kai tu esi tokiam kaip sąstingi ir tu nei ten, nei ten. Ir tada prasideda depresija, prasideda nusivylimas. O mano patarimas, tai sakau, atsakyti, kaip ir sakiau jums, atsakyti savo pagrindinius klausimus. Pasirašyti ant lapuko, kokie dalykai daro mane nelaimingą. Ir ką aš turėčiau padaryti dėl to, kad mano gyvenimas pasikeistų. Ir tai reikia imti ir daryti. Nekalbėti, neaiškinti kitiems, bet imti ir daryti. Mažai žingsneliais. Nereikia pavydėti kitiems. Aš niekada, žinokit, niekada nieko nepavydėjau. Niekada. Aš visą laiką džiaugiuosi už laimingus žmonės. Lygiai taip pat stengiuosi jums dovanoti savo informaciją, savo mintis, tam, kad jūs irgi pakeistumėt savo gyvenimą, kad jūs taptumėt laimingesni žmonės. Pas mane to tokio jausmo, kaip pavydas nėra. Žinot, čia lygiai tas pats, kaip yra tas paveiksliukas, kur stovi dvi panelės, tokios putlesnės ir eina kita panelė, tokia pasitempus, graži ir jo šneka, kad geri genai, ne? O iš tikrųjų jinai ten nuo 5 ryto bėgioja kieme ir ten... Tai yra tiesa, čia ne tik apie svorį, apie tai žmonės. Va, tas turi daug pinigų, ne? Kaip jam pasisekė? Tai tas žmogus tiesiog kažką darė dėl to, kad jisai galėtų geriau gyventi. Po mano vieno maisto holų buvo vienas komentaras, daug panelę uždirbat. Patiko man iš tikrųjų šitas komentaras, tai aš tam ir dirbu, kad uždirbti. Iš tikrųjų. Tiek, kiek aš uždirbu, čia yra mano reikalas, bet ta prasme, aš dirbu tam, aš nevergauju darbui. Aš dirbu iš dūšios, iš širdies, aš dirbu ne vieną darbą savo gyvenime ir aš to darau iš idėjos. Man patinka tai daryti, aš neverkiu, niekada nesiskundžiu. Iš tikrųjų, tai galbūt dovanoja man tokios kaip charakterio savybės. Aš puikiai suprantu, kad ne visi žmonės ten yra viduj ten ypatingai stiprus ir gali ten atsilaikyti prieš kažkokius tai. Bet tai yra, nes pats sunkiausias darbas gyvenime tai yra darbas su savim, bet kokiose situacijose. Nes kartais būna tokių situacijų, kai tu net pats savimi negali pasitikėti. Ką jau šnekėti apie kitus žmonės, teisingai. Tai žodžiu, aš noriu jums palinkėti, kad jūs pradėtumėt veikti ir kažką daryti dėl savęs ne dabar. Ne dabar sakau, ne rytoj, ne poryt, o pradėtumėt viską daryti dabar. Susikurkite savo planą, kaip lygiai aš prieš 2,5 metų sugalvojau, iš karto nuėjau tada į parduotuvę, nusipirkau ten to, kas būtų reikalinga mano planui ir nuo sekančių ryto aš tą pradėjau daryti. Nelaukit, nes nieko jūs nesulauksit. O jeigu jūs pradėsite daryti, tai jūs tada pamatysite savo rezultatus. Žodžiu, tai va, tai gimtadienio proga, žodžiu, kam patiko šitas video, dalinkitės, komentaruose parašykit, kodėl jums patinka Gyvenk sveikiau su manimi ir ko galbūt norite dar pamatyti ir ką išgirsti. Ir tam žmogui dovanosiu savo The Best proteininis batonėlis. Čia yra 3 skonių, obuolių, miško uogų ir riešutų sviesto. Žiauriai skanus. Ir tikrai po savaitėlės laiko išrinksiu laimėtoją ir pavaišinsiu šitas batonėlis, nes jie tikrai labai geri. Gerai, viso, gražios dienos ir ačiū Jums, kad esate su manim.